Tai sveiki visi. Šiandien mes, kaip jau tampa tradicija, esam Ford Lietuvos salone, o tai reiškia, kad mes šiame video apžvelgsime pirmąjį šių metų šiltojo sezono ralio renginį Rally Visaginas. Jau keli metai iš eilės Tadas Balaišis ir visa komanda atidaro šiltojo sezono ralių sezoną Lietuvoje su savo puikiais renginiais tiek Ignalinos, tiek Visagino, tiek Zarasų rajonuose. Tai neišimtis ir šie metai. Jau gegužės 4 dieną mes turėsim įspūdingo masto renginį Visagino apylinkėse su nedideliu intarpu į Zarasų rajoną. Gal net ne nedideliu, o pusę ralio vyks Zarasų rajone, o likę greičio ruožai vyks aplink Visaginą ir pačiame Visagino mieste. Tai šiemet atsirado viena naujovė. Iki šiol Tadas Balaišis ir komanda organizuodavo neįskaitinės varžybas. Tai reikšdavo tokius didelio masto testus visiems ralio dalyviams. Šiemet Tadas meta savo iššūkį. Jis organizuoja Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato etapą, kuris bus jau šiemet antrasis, pirmąjį mes turėjom Zarasuose. Tai pats Tadas neneigia, kad papildomų atsakomybių ir papildomo vargo tikrai prisidėjo prie renginio kaštų ypač, tad renginys pirmą kartą Visagino ralio istorijai bus mokamas. Tai vien dėl to, kad jūs turėtumėt kuo geriausias patirtis ir kuo geresnį renginį. Tai apie visą renginio eigą šiek tiek vėliau. Kuo dar šis renginys bus ypatingas, kad prie starto linijos stos šiai dienai, kada filmuojam, dalyvių sąraše yra netgi 84 ekipažai su nemažai svečių, su gausybė galingiausios ir pajėgiausios Lietuvoje technikos. Pamatysim ir ekipažus, kurie yra atsišviežinę savo bolidus. Pavyzdžiui, Nedas Radišauskas pirmą kartą išlys su savo Škoda Fabia R5 į varžybas. Praeitą savaitgalį jie turėjo testus. Tai kiek teko kalbėti su Nedu, tai tik teigiami atsiliepimai apie jo naująją Fabia R5. Taip pat mes turėsim Irmantą Buivydą su Edvinu Buivydu už Ford Fiesta N5 vairo. Kiek žinau, Fiesta jie yra nupirkę iš Roko Steponavičiaus. Ir tai tikrai nemažas šuolis technikos prasme šiam ekipažui į viršų. Tai ir Tadas Balaišis dar atskleidė paslaptį, kurios dar dalyvių sąrašuose bent jau dabar šiuo metu nematau, kad mes turėsim ten labai šiaip stiprių užsienio ekipažų, kurie bandysis tiek naują techniką, tiek lietuvišką techniką Lietuvos auksarankių surinktą. Tai panašu, kad nors ir sprinto etapas, bet tikrai dalyvių sąrašų nenusileidžia Lietuvos ralio karalieniai A lygai. Tai net 84 ekipažai mūsų lauks Visagino apylinkėse. Gerai, nedaug žodžiaujant, pradėkim nuo greičio ruožų. Aplankė šiokia tokia dežavų šioks toks. Greičio ruožai yra identiški 22 metų raliui. Pats Tadas juokiasi, kad sako, pririnkau jau tikrai daug unikalių greičio ruožų, daug naujovių yra. Tai dėja taip, greičio ruožai yra identiški 22 metų ralio renginiui. Tiesa, miestinis greičio ruožas turi šiek tiek kitokią pabaigą, apie kurią šiek tiek vėliau. Tai pradėkim nuo 1-3 greičio ruožo. Jo startas yra pakankamai vėlai šeštadienį, tai turit marias laiko atvykti iš kitų miestų, be streso, išsimiegoję, kadangi pirmasis greičio ruožas prasideda beveik 11:30 dieną,
11,25, jo ilgis 5 km 130 metrų. Ir šis greičio ruožas yra šalia Turmanto. Aš manau, kad jau visiems puikiai žinomas startas ant kalno, tada ilga tiesioji į pakalnę ir už kokio kilometro staigus posūkis į dešinę. Būtent čia mes turėsime pirmą rekomenduotiną vietą. Po greitos tiesiosios, sakykime, vidutinio greičio dešinys posūkis, pakankamai platus, daug vietos stebėjimui ir yra šoninis privažiavimas. Ten iš šiaurinės greičio ruožo pusės nuo Turmanto kelio pavyksta privažiuoti, bent jau praeitais metais tą puikiai padarėme. Tai va, pirmoji vieta, o antra vieta maždaug yra greičio ruožo viduryje, pažymėta antruoju numeriu, yra taip pat staigus dešinys posūkis, kuris turi vieną ypatybę. Labai patogus privažiavimas iš pietinės greičio ruožo dalies ir atsistojus vienoj ar kitoj to posūkio pusėje, prieš srovę jūs matot tokį labai, sakyčiau, klastingą dešinį posūkį per trampliną, kuris, man atrodo, yra net į neigiamą pusę pasviręs, tai turėtų būti vaizdų. Labai puikus matomumas nuo jau mano minėto posūkio, tai arba jeigu netingėsit, galit puikiausiai pasivaikščiot ir tiek prieš srovę, tiek palei srovę, nes palei srovę mes turim trečiuoju numeriu pažymėtą vietą. Šiaip ypatingo grožio vieta, bent jau važiuojant greičio ruožų, kadangi kalniukai, posūkiai tokie ir labai didelis matomumas. Tai atsistojus ant kokios aukštesnės kalvos, jūs galit matyti bent jau kilometro panašiai ilgio greičio ruožo atkarpas su tokiais labai smagiais viražais. Ankstesniais metais dar būdavo viena potencialiai graži vieta link greičio ruožo finišo. Tiesa, šiemet jau tas posūkis yra apaugęs augmenija, kadangi ten buvo sena kirtavietė, tai jau želia nauji medžiai, tai apsunkina žiūrėjimą. Tai pirmam, trečiam greičio ruože rekomenduotumėm būtent šias 3 vietas su patogiu privažiavimu ir tikrai neblogų matomumų. Sakyčiau, gal netgi potencialiausiai, bent jau aš, važiuočiau gal į trečiojo numeriu pažymėtą vietą, jeigu būčiau ralio žiūrovas, pasistatau automobilį ir matosi labai didelė atkarpa greičio ruožo. Gerai, keliaujam į antrą, ketvirtą greičio ruožą, iki kurio sportininkam teks įveikti nemažą pervažiavimą, kadangi mes keliamės iš Turmanto apylinkių į žemiau Visagino esantį greičio ruožą. Greičio ruožas šiaip labai techniškas, pakankamai greitas, bet yra viena bėdelė, kad nėra šoninių privažiavimų. Vietomis pakankamai siaura, apaugę miškais, krūmais ir privažiuoti patogiai nelabai yra galimybės, išskyrus į kairį staigų posūkį, kurį aš manau visi tikrai puikiai žinot. Ketvirtoju numeriu pažymėta vieta. Iš miškų sportininkai dideliu greičiu išlenda ir prieš juos atsiduria labai staigus kairys posūkis į tokį minkšto smėlio atkarpėlę tokią, kur, jeigu pamenat, ten jau net automobiliai klimdavo praeitais metais, tai aš manau šiaip, kad turėtų tikrai būti vaizdų, juo labiau, kad ten patogu stebėti iš tikrųjų, nes išoriniai posūkio daly yra toks skardis minimalus, ant jo pasistatot kėdutes ir puikiausiai žiūrit, kaip taškosi automobiliai smėliais, žvyrais, akmenim ir panašiai. Ir iškart tada sportininkai pasileidžia į greitą atkarpą miškais. Tai vėlgi, jeigu netingėsit, galit pasivaikščioti tiek prieš srovę, tiek palei srovę, pakankamai yra įdomių ir greitų vietų, bet visą tai darykit ypatingai saugiai, kadangi vietos yra pakankamai siauros ir būkit su protu.
Tai šiame greičio ruože tiek, kadangi, kaip ir minėjau, privažiavimo galimybių yra nedaug. Iš tikrųjų, praeitais metais mes dar rekomenduodavom vietą arčiau finišo, yra kairys toks visai greitas posūkis, bet iki jo yra šiek tiek toli važiuoti, realiai reikia pravažiuoti visą Rimšės miestelį iš apačios palei ežerą, privažiuoti ir ten, nepasakyčiau, kad ten kažkas labai įspūdingo, tik tai tiek, kad ten yra labai nemažai greičio. Tai jeigu visgi sugalvosit nesibūriuoti ten, kur didžiausia koncentracija bus žiūrovų, tai informuoju, kad yra tokia opcija arčiau finišo, šalia Rimšės kaimo, tai bet žemėlapiuose mes šitos vietos nepažymėsim, kadangi aš manau, kad vis tiek ta kairė špilka vadinama yra kur kas įdomesnis variantas stebėjimui. Keliaujam į 5-7 greičio ruožą, vėl grįžtam arčiau Turmanto miestelio, kaimo, taip pat gerai jums žinomas greičio ruožas su labai stipriai besikeičiančiu reljefu, klastingais posūkiais už tramplyno. Ir būtent toks posūkis už tramplyno yra 5 numeriu pažymėtoj vietoj. Jeigu gerai pamenu, prieš kelis metus berods brolių Latvių Mitsubishi Evo skaudžiai virto šioj vietoj. Labai patogu stebėti šiaip, kadangi vidiniai posūkio daly yra irgi kalva, nuo kurios matot visą posūkį ir net nuvažiuojančius automobilius į mišką. Bėda ta, kad čia jau tikriausiai reikėtų atvykti prieš greičio ruožo startą. Startas yra 15 valandų 15 minučių. Pirmasis greičio ruožas po pirmojo servizo. Tai visai realu šiaip atvažiuoti šiek tiek anksčiau, užsidaryti greičio ruožę ir stebėti tikrai klastingą ir meistriškumo ir drąsos reikalaujantį posūkį. Jeigu visgi norėsit rinktis 5-7 greičio ruožę patogesnę lokaciją, tai labai rekomenduoju 6 numeriu pažymėtą vietą prieš pat finišą. Yra toks, sakykime, lėtai važiuojant, sakykime, jisai neatrodo taip klastingai tas posūkis, bet jau irgi prieš porą metų buvęs šita vieta, tai ten ne vienas paliko ir bamperius, ir ratus. Iškart posūkio išoriniai daly yra nemaža pralaida, kur būtent pats Tadas Balaišis beveik įkrito į tą pralaidą, bet kažkas jam padėjo išnešti sveiką kailį, tai darėdėjo iki finišo. Tai aš garantuoju, kad šiemet ten bus irgi nemažai vaizdų ir laikininkai, pasiruoškit bent kelis laiko matavimo įrenginius, nes juos tikrai nuskins, kaip kad buvo prieš porą metų. Tai šiaip labai įdomi vieta. Kaip ir minėjau, važiuojant lėtai, net nepasakytum, kad ten kažkas tai gali būti klastingo. Labai ilga tiesioji, toks mini kalniukas ir už kurio, už kokių 50 metrų labai staigus 90 laipsnių dešinysis posūkis ir už kokio 100 metrų finišas. Tai nelinkim niekam ten paklot savo sportinio bolido sezono pradžioj, bet galit šiek tiek suteikti vaizdų fanams, bet saugiai ir be didelių nuostolių. Tai va, tokie reikalai ir sparčiai judam link ralio kulminacijos. Prieš miestinį greičio ruožą turėsim 6-8, berods jis yra beveik pats ilgiausias viso ralio greičio ruožas, prasidedantis Turmanto gyvenvietėje ant asfalto. Kokių 300-400 metrų atkarpa vyksta gyvenvietėje tarp namų, asfaltuotų kelių ir tada jau sukam į kairę ir prasideda visas linksmybės, didelis greitis, reljefo pasikeitimai staigus. 7 numeriu pažymėta vieta. Būtent prieš kelis metus irgi šią vietą rekomendavom, kadangi
ten vieta yra talpinanti labai daug žiūrovų, ten patogu pakankamai privažiuoti, yra šoninis privažiavimas beveik iki kitos vietos ir jūs galite pasirinkti tiek stebėti iš vienos greičio ruožo pusės, tiek iš kitos, o ten mes turėsim dešinį posūkį, šiek tiek tokią įkalnę ir kairį per tramplyną ir, sakyčiau, daugiau negu vidutinio greičio atkarpa. Ir šiek tiek paėjus palei srovę mes dar matom ilgą greičio ruožo atkarpą. Taip pat ir prieš srovę atkarpą galim matyti, tai kempingavimui ralyje puikia vieta. Toliau seka labai ilga tiesioji, kur, manau, ne vienas ekipažas išbandys maksimalų greitį savo bolido. Ir nereikėtų įsigazuoti taip stipriai, nes 8 numeriu pažymėta vieta yra labai staigus kairys posūkis po ilgos tiesiosios. Tai būtent šios dvi vietos šiame 6-8 greičio ruože, mano manymu, yra pačios potencialiausios su patogiu privažiavimu ir daug vietos stebėjimui. 6-8 greičio ruožas prasideda 16:05. Tad jeigu pasirenkat 5-7 tą vietą prieš finišą, tai jūs visai nesunkiai galite atvažiuoti į vieną ar kitą 6-8 greičio ruožo vietą ir tai pamatyti daugiau vaizdų per visą ralį. Na ir ką? Šeštadienio vakaras, 90 greičio ruožas, kuris vyks Visagino gatvėmis, prasidėsiantis sodų bendrijai, einantis per, aš manau, ten kas dviračių takas, gal kažkas panašus, bet važiuoja ir mašinos. Betoninės dangos toks miško keliukas, jeigu, kur gerai pamenat, kažkuriais metais viena Renault Clio ten tokį manevrą dėjo, kad ten nuėjo per viso pasaulio medijas ralio, tai ši vieta bus kita pusė šiemet, bet aš manau, kad šiemet ten dar net pavojingiau. Kadangi 9 numeriu pažymėtoj vietoje mes turėsim klastingą dešinį posūkį per tramplyną, iškart išoriniai posūkio daly auga labai didelė tora ir galinga pušis, tai Tadas Balaišis šiek tiek baiminasi dėl šito greičio ruožo starto, kadangi sako, blemba, jeigu ten kažkas tai atsitiks, kažkas negero ir teks nuimti greičio ruožą, sako, mano visi planai ir suplanuoti dalykai, kaip miestelėnam ir viso ralio žiūrovam padaryti kuo įspūdingesnį ralio finišą, renginį, su ferverkais, dūmais, šviesom ir panašiai nueis per niek. Tai ramiai, hebra. Čia galit pravažiuoti per šitą miškelį šiek tiek ramiau, o tada jau mieste atsukt visą gazą ir miestelėnam padaryti tikrą šventę. Tai būtent tai pasakė Tadas Balaišis, sako, kad iš viso ralio aš labiausiai bijau dėl būtent šito greičio ruožo miško atkarpos, kad nepasikartotų. Berods praeitais metais buvo nuimtas vienas iš 2 miestinių greičio ruožų, būtent dėl to, kad ekipažas prisidarė reikalų būtent miške ir užtvėręs kelią sutrukdė finišuoti visiems kitiem ralio dalyviam. Tai linkim, kad šiemet nepasikartotų ir būtent kalbėjau apie 10 numerių pažymėtą vietą, jau tampantis legenda Visagino stadionas šiemet turės kiek kitokį veidą. Jeigu mes turėjom visą laiką maždaug vienodą konfiguraciją stadiono, tai dabar jinai yra iš esmės pasikeitusi. Sportininkai beveik visą stadiono perimetrą apvažiuos Draugystės gatve ir tada prie parduotuvės suks į tokį labai siaurą įvažiavimą, kuris bus dar dirbtinai pasiaurintas šieno kūgiu. Paprasčiau tariant, suks į kairę ten, kur visada įvažiuodavo į stadioną. Tai toks papildomi vaizdai žiūrovams ir tada tiesioji per dirbtinį tramplyną su ferverkais, fanfarom, dūmais ir šviesom. Nežinau, kad ten Tadas Balaišis yra paruošęs iki galo, tai
bet sakė, turėtų būti įspūdinga. Visus kozerius Tadas ir jo komanda mes į stadiono finišą, kuris turėtų būti iš tiesų įspūdingas, ir Tadas inspiracijos ėmėsi iš Monte Carlo ralio, sako, man labai ten patiko, kur žiūrovai prisineša ferverkų, šviesų, dūmų ir panašiai, tai sako, bus lengvai jau prietema ir sako, norim sukurti bent jau kažką panašaus į Monte Carlo atmosferą. Tai ar pavyks? Aš manau, kad pavyks, nes Tadas tikrai užsidegęs padaryti įspūdingą finišą ir iškart po finišo sportininkai rikiuosis į uždarą parką, kuris bus toj pačioj stadiono teritorijai. Tai tas labai faina, kad finišas, kolegos finišuoja, tu dar įkaitęs irgi išlipi iš automobilio, sveikinasi su fanais, dalini autografus ir džiaugiesi sėkmingai finišavęs renginį. Tai ką, taip visai greitai aptariam visus 10 greičio ruožų, kurių yra 5 unikalūs. Bendras ralio maršrutas yra 232 km, čia įskaitant pervažiavimus. Kovinių kilometrų mes turėsim 56,5 beveik. Tai, kaip jau ir minėjau, sprinto antrasis etapas šiemet su labai stipriais svečiais. Turėsim kolegų mūsų iš mini ralio, kurie bando kilstelti savo sportinę kartelę ir perlipa į sprinto čempionatą. Turėsim, kaip ir minėjau, naujos technikos, naujų vardų. Sprinto dalyvių sąrašą sudaro net 41 ekipažas. Tiesa, aš matau, kad pavyzdžiui, Marius Vėgėlė, Linas Vaškys, kas čia dar iš tokių ekipažų, kurie neturėtų būti sprinto įskaitos dalyviai. Tai 41 ekipažas sprinto įskaitoje ir visi likę yra svečiai. Svečiai yra tiek iš Latvijos, tiek iš Estijos, yra berods net Lenkų ekipažas vienas Ford Fiesta Rally 3. Tai visi labai nekantrauja išsibandyti techniką po žiemos miego ir atsibust jau visai netrukus prasidėsiančiam Lietuvos automobilių ralio čempionato sezonui. Tai bus puikiai treniruotė Visagine ir puikus renginiai žiūrovams ir nebeturiu daugiau ką pasakyti, pakankamai aš čia priplepėjau. Tai susitikim gegužės 4 dieną Visagino apylinkėse, kur vyks šiltojo Lietuvos ralio sezono atidarymas. Iki.